Kūrybotyra. Sveiki visi Kūrybotyros klausytojai ir sekėjai, ir naujai prisijungę, ir tie, kurie mūsų klauso kurį kartą. Sveikiname šiandien ypatingą progą, nes turime svečią. Ir kaip visada už mikrofono yra Milda Gaulinė. Augustinas Balaišis. Ir šį kartą turim svečiuose Editą Vigelytę. Sveika, Edita. Labą dieną. Ir tuomet aš iš karto skubu pristatyti Editą, tai radau keletą tokių kaip apibūdinimų. Tai vienas toks trumpesnis ir tiesiog paprastesnis yra kvepalų ekspertė ir edukatorė. Ir radau tokį sudėtingesnį, tai Edita pasakysit, papildysit, kuriuo norit būti labiau įvardyjama. Jos didenybė tikriausiai. Tai jos didenybė parfumerijos, verslo ir kvepalų dėvėjimo kultūros ekspertė. Štai. Oi, nuostabu, dideli titulai ir jie įkvepia augti ir didėti. Įprastai kontekste dabartinės situacijos parfumerijoje, lietuviškos parfumerijos rinkoje, vengiu apibūdinimo ekspertė. Nes ekspertas, juk esate girdėję tikrai ne kartą, kad darosi tokiu bendriniu apibūdinimu, kuris apibūdina žmogų, krepšinio ekspertą, medicinos ekspertą, cepelinų ekspertą, kuris nieko nenutuokė apie savo temą, tiesiog kalba iš lempos. Todėl, Edita Vigelytė, mažų parfumerijos prekių ženklų prodiuserė, parfumerijos kultūros edukatorė. Sveiki. Sveiki, labai puikiai tinka šitas pristatymas. Malonu. Tai mes tuomet šiandien leidžiamės į tokį kitą kūrybinį požiūrio kampą ir tokį temą, kuri ir skambės būtent su mūsų viešnios patirtimi ir visų to žinojimu. Tai tikimės, kad labai, nors ir per tinklalaidę neįmanoma perduoti kvapo, bet labai tikimės, kad perduosim truputėlį tą tokį supratimą ir suvokimą ir pakalbam, kaip kūrybiškumą, kūryba yra susijusi su kvapais, kokias naujas jusles sužadina ir atveria būtent tie kvapai. Ir mes tuomet, Edita, norėsim labai jūsų nuomonės pasiklausti ir tam tikrų pasikapstyti po tam tikrus dalykus susijusius ir su parfumerija, ir su kūrybiškumu, ir su kvapais. Tai gal ir važiuojam ir pradedam, taip? Nuostabu, kapstomės. Tai kokiu būdu tą darysime? Ar užduosite man konkretų klausimą, ar man pačiai pradėti kapstytis? Tai aš tokį turiu iš karto pasmalsavimą, kaip jūs pati tą parfumeriją atradot ir ar tai buvo tas sąmoningas kelias į kūrybą su kvapais, ar kokie nors atsitiktinumai sudėliojo ir nuvedė link ten? Matomai ir taip ir kitaip. Iš karto turiu prisiduoti, kad ir pasakyti tiksliau, kad ir kaip būtų galbūt keista ir panašiai, aš pati nekuriu parfumerijos, nekomponuoju ir praktiškai niekada nebandžiau profesionaliai komponuoti parfumerijos produktų formulių. Aš analizuoju, parduodu, prezentuoju, edukuoju, tai yra darau viską išskyrus pačią kvepalų kūrybą ir gamybą. Aš esu teoretizuojantis žmogus ir taip pat verslo žmogus ir dirbu, tai yra pasisekę man be abejo, dirbu su parfumerijos kūrėjais jau 14 metų. 14 metų esu parfumerijos industrijoje, jeigu galima tai pavadinti industrija, kadangi dirbu su pačiais mažiausiais industrijos atstovais. Pavyzdžiui, Fum Parfum Create Advice, Mickevičius, pirmasis Lietuvoje autorinės parfumerijos prekės ženklas. Kad nenuskambėtų reklamiškai, per daug nevardinsiu autorių, su kuriais dirbu, bet visi jie yra išskirtinai profesionalai ir gamina profesionalius parfumerijos produktus, tame tarpe ir kvepalus. Kai pradėjau nuo vaikystės, labai ankstyvos sovietų laikais, augau labai palankioje olfaktoriniams patyrimams aplinkoje,
nedideliam Rokiškio miestelėje, pakraštyje, auginom kiauliukus, turėdavom daug kačių, kaimynai turėjo šunį, kieme augo didžiulė liepa, kuri žydėdavo, lapai paskui krisdavo rudenį ir kvepėdavo. Viskas buvo kupina kvapų, mes kūrenom pečių, mes nešdavom vandenį ir suledėjusi tokį iš šulinio. Vieni kvapai, aš dabar, man juk yra 55 ir aš dabar jums pasakodama visą tą nuostabią kvapų istoriją jaučiu kaip vakar buvusią, kaip dabar esančią. Visi tiesa juokdavosi šeiminykščiai, kad aš iš mano pomėgio uostyti, pavyzdžiui, katės kailį arba paršelio nugarą, arba iš vis pasakoti apie tai, ką aš užuodžiu. Išėjus į lauką. Įžodinti visą tai, Taip. Tai matomai, kad buvo kažkoks natūralus noras pažinti pasaulį kvapais, po to, po daug laiko jau, be abejo, sąmoningam amžiuje jau visiškai, atsirado aromaterapija mano gyvenime, kaip ir spa terapija. Labai daug mokiausi aromaterapijos, įkūriau Klaipėdoje pirmąjį aromaterapinės kosmetologijos saloną. Na ir paskui grįžau prie vadybos. Ir grįžau prie vadybos būtent jau parfumerijos industrijoje, kai pradėjau dirbti su aromatų kūrėju Aisčiu Mickevičiumi, o toliau ir kitais autoriais. Taip, labai įdomu, iš tikrųjų tas įdomus kelias ir iš karto, kai papasakot apie tą vaikystės kvapus, net ir aš tokių, sukėlė tokių prisiminimų ir net kvapo pojūtį. Tikrai taip, mesgi esame mažas kraštas ir dauguma žmonių vietinių dar vis atsimena būtent kvapus, kurie tvyro ne mieste, o miesteliuose ir kaimo vietovėse, nes arba augom ten, arba mūsų seneliai, ar kažkokie giminės ten yra, todėl tikrai pastebėjau, kad prisiminimai alyvų kvapų, pūnančių lapų kvapų, kažkokių gyvūnėlių ir ūkio gyvūnų kvapų žmonėms primena vaikystę. Edita, turiu klausimą tokį, galvoju irgi dabar, nes tas kvapas ir kaip jau vis tiek ta mūsų tema šios dienos susijusi su tuo ir kaip ir paminėjote įvairiausių žodžių, iškart tuos kvapus ko gero savo atmintyje atkūriau, bet norėčiau paklausti jūsų iš esmės, kaip kūriama tai, kam apibūdinti iš esmės trūksta žodžių? Matot, lingvistai tvirtina, kad ne tai, kad trūksta, kad visiškai nėra žodžių, kurie apibūdintų išskirtinai kvapą. Nėra. Bet jeigu aš kapstausi atmintyje, niekaip nepamenu. Pono Septimo Pieso XIX amžiaus viduryje pasiūlyta muzikinė terminologija, natos, harmonija, akordai ir panašus dalykai. Daug žmonių mėgsta apibūdinti kvapus kaip spalvas. Žalias, geltonas, ryškus, pritemdytas, tamsus, juodas. Blankus. Saldu kartu, šilta, šalta. O tai kurgi žodžiai, kurie apibūdina kvapą kaip kvapą? Jų nėra. Tai turim spragą. Turim spragą ir aš manau, kad lygiai taip pat, kaip ir transliavimas kvapo, pavyzdžiui, per radiją arba telefonu arba per kompiuterį, ir taip pat žodžiai kvapams apibūdinti dar laukia mūsų ateityje. Tai čia visai įdomus kūrybinis iššūkis. Futuristinių, taip, turiu tokių futuristinių minčių. O turit kokių sumanimų arba gal turit tada pavyzdį, kaip pati įvardinat kvapus? Tai lygiai taip pat kaip visi. Naudodamasi kitų pojūčių terminologiją. Aš savo asmeniškai, kadangi nebejotinai ir prekiauju parfumeriją ir tenka padėti klientams ir lankytojams pasirinkti kvapą, jie neabejotinai manęs klausia, kaip tai padaryti. Aš dar taikau tokį gana paprastą būdą, kaip prašau žmogaus iš anksto turėti viziją, kur
kokioje vietoje, kokiomis aplinkybėmis jis norėtų naudoti konkretų kvapą ir kokią žinutę apie jį, kaip apie asmenį, personažą, kažkokį socialinį vienetą, kokią žinutę apie jį turėtų transliuoti konkretus kvapas konkrečiai aplinkai. Tai va šitaip mes bandom susikalbėti. O gal galit, Edita, konkretų kokį nors pavyzdį papasakoti be vardų tiesiog apie situaciją, kaip jūs su žmogumi turėjote tokį dialogą, jo paklausėte ir ką žmogus atsakė ir ką tada galbūt kokias natas jam rekomendavote pasirinkti. Oi, taip, be abejo. Tai čia tie dialogai, jie vyksta nuolat ir per dieną daugybė. Iš tikrųjų, važiuodama, tarkim, šiandieną iš Kauno į Klaipėdą pas jūs, aš tokių messengerių, tokių dialogų turėjau gal 5. Tai, apsunkina be abejo, kai su žmogum tiesiogiai nebendrauji, tokį kaip ir tokią metodiką, bet sakykime, dažniausiai, jeigu kalbėti visiškai kokie 80% žmonių paprastai apibūdina save kaip kažkokį darbą dirbantį asmenį, kažkokią veiklą. Profesija, veikla, socialinis statusas. Juokingiau ir sunkiau būna parekomenduoti, kai žmonės sako, aš noriu čia kažko labai prabangaus, kad čia mane labai kaip kad čia mano statusą išreikštų, kad kažkaip visus priblokštų. Šiais laikais, šiuo momentu, mūsų gyvenamų momentu, demonstruoti statusą kvepalais ir labai garsiai tai daryti yra pakankamai neetiška. Sakyčiau, netgi tam tikrą slavų kultūrą reprezentuoja, kas nėra gerai. Tam tikrą tokį nesusivokimą socialinėje aplinkoje reprezentuoja garsus statuso demonstravimas. Ir tikrai labai dažnai kvapą žmogui mes renkame pagal tai, kaip jisai idealiai turėtų atrodyti savo veiklos aplinkoje. Va šiandien Kaune buvau antikvaro ir floristikos studijoje, kur mes tikrai išrinkome tos studijos darbuotojai puikų aromatą, pasikalbėję su ją 10 minučių apie tai, kaip ji norėtų reprezentuotis ir kaip aptarnaujantis asmuo, ir tuo pačiu kaip tokioje, vis tiek gana kūrybinėje aplinkoje dirbantis asmuo. Tai mes ją išrinkom tokį labai tirštą, labai žalią, drėgną aromatą, kuris kaip ir dera prie aplinkos. Tokio aromato reikėtų labai mažai, kad jisai neerzintų lankytojų, bet tuo pačiu kad jisai keltų pasitikėjimą. Pasitikėjimą žmonių Lietuvoje ir Latvijoje, tarp kitko, būtent labiausiai šitose šalyse, kelia aromatai, kurie savo sudėtyje turi ingredientų reprezentuojančių europietišką medieną. Va čia yra toksai, ta prasme... Čia patarimas gali būti. Taip, galima sakyti, kad iš tikrųjų gal net labai racionalu, bet tuo pačiu ir racionalu. Mes esame tautos nuo amžių gyvenusios miško aplinkoje. Mes statėme namus iš medžio, mes kūrename, reiškia, malkas ir panašiai. Tai visa tai mums kaip ir matomai reiškia stabilumą ir patikimumą. Saugumas gal. Ir saugumo, taip, ir saugumo pojūtį. Saugumo pojūtis, beje, šiuo metu pasaulyje yra poreikis numeris 1 ir tai taip pat inspiruoja parfumerijos industriją. Madingiausia avangardinė dar kol kas šiuo metu parfumerijos vadinama nata arba ingredientas, jeigu profesionalia kalba kalbant, yra šiltas pienas. Va. Kuris reprezentuoja vaikystės saugumo pojūtį. Įsivaizduokite, būtent ta tendencija yra matoma, pavyzdžiui, Florencijos parfumerijos parodoje, Milano parfumerijos parodoje, Paryžiaus parfumerijos savaitėje. Vadinasi, kad vaisiai, viena tendencija tokia saldus, mango, ananasas ir panašiai, ir taip pat karštas pienas netrukus užtvindys mūsų parfumerijos lentyną. Tai čia ateina toksai, taip? Taip. Kol kas tai yra tokios pirmaujančios avangardinės, nepabijosiu
žodžio, pionieriškos, ar ne, tendencijos, bet paprastai sėkminga avangardinė tendencija, jinai gana greitai atsiranda ir komercinės parfumerijos aplinkoje ir lentynose. Nu va, labai įdomi tema ir man iš karto tada klausimas, ar galima sakyti, kad kvapai kalba universalia kalba, ar tai visgi stipriai labai priklauso nuo kultūros ir konteksto? Ir taip, ir kitaip. Iš tikrųjų, aromatas yra visiškai globali medija. Visiškai. Ir leiskim, jeigu Lietuvoje aromatų parodų, olfaktorinių vadinamų parodų, happeningų, įvykių, mes dar turim palyginus mažai, nors Kaunas pirmauja šitoje vietoje tikrai. Visiškai neseniai ir Rotušėje pas jūs buvo kvapų paroda ir va čia šalimais esančioje Čiurlionio dailės galerijoje drauge su scenografo Truikio paroda buvo demonstruojami ir aromatai tam tikri. Bet netgi ir esant tam tikram proveržiui, Lietuvoje mes turime mažai tos abstrakčios olfaktorinės kultūros ir dažniausiu atveju, kai kalbame apie olfaktoriką, žmogus įsivaizduoja, kad tai yra lygu parfumerija. Nors parfumerija yra utilitarus produktas, o aromatai gali būti visiškai abstraktūs menai, visiškai abstrakti išraiška, tiesiog kaip ir spalva, kaip ir muzika, kaip ir literatūra, be abejonės olfaktorinis menas ir olfaktorinė veikla taip pat yra inspiruojama ir labai smarkiai įtakojama ir kultūrinio konteksto, be abejo. Aš tai norėčiau paklausti, nepaslaptis, kad, tarkime, rūbų prekės ženklai parduotuvėse turi savo kvapą. Esu ne vienerius metus dirbęs su plastikos chirurgais, tai net ir grožio įvairiausi salonai, plastikos chirurgijos klinikos privačios irgi retkarčiais, aš užuosdavau tokį kvapą ir mano įtarimas yra, kad jie tikrai irgi susiderindavo, kad žmonėm tai sukeltų tam tikrus prisiminimus. Ir prisimenu, kad net ir išvykęs kažkada savo studijų laikais mokytis Erasmuso į Didžiąją Britaniją, savo Erasmuso praktiką atlikinėjau Exeteryje mieste netoli Plimuto ir gatves plaudavo su tam tikru muilu ir tos nuplautos gatvės duodavo tam tikrą irgi aromatą, švelnų malonų ir aš netgi dabar nostalgiškai jo irgi ilgiuosi. Tai kada, sakykite, Edita, ateis ta mada arba būtent tas laikas, kada ir mūsų Lietuvos miestai suras ne tik tai, kad jie gali susikurti logotipą savo miestui reprezentuoti, bet ir savo miesto kvapą, kuriuo galima būtų ne tik tais kvepintis, bet ir sukurti tą, vadinkime, muilą, ar nežinau kaip čia įvardinti, ar ne, kurio galima būtų... Nostalgijos tą jausmą ir pritraukti, grįžti gal, ne? Kažkokį jausmą, gal nebūtinai nostalgijos, bet kad tai būtų susisietų mums irgi su tuo miestu. Įdomu, mes esame Kaune ir jūs klausėte manęs apie miesto identiteto kvapą, tai aš jums turiu pranešti, kad Kaunas turi Kauno žvėries kvapą, sukurta tais metais, kai Kaunas buvo Europos kultūros sostinė. Kvapas siaubingas, kadangi jisai kalba apie žvėrį. Kvapas, aš manau, kad bus kažkur, kad yra dar iki šiol kažkur demonstruojamas. Tai yra tiesiog spiritų praskiestas sintetinis arba netgi natūralus kastoriumas. Tai yra bebro sruoglių ištrauka, tai yra baisus kvapas ir žmogui užuosti jį yra labai sunku, bet ta prasme, kai sakau baisus, tai aš žiūriu iš vartotojo pozicijos. Šiaip tai galėtų būti visiškai konceptualus aromatas. Juk iš tikrųjų mes nesitarėme niekas, kad Kauno žvėris turi kažkaip labai gerai kvepėti. Ne, jisai yra žvėris. Va. Tik tai tiek, kad mano akimis žiūrint, čia galbūt teisingiau būtų sakyti mano nosimi žiūrint, uodžiant, kvapo autoriai galėjo daugiau fantazijos įdėti, nes kastoriumą, animalistinę esenciją, tokią tirštą praskiesti spiritų ir prezentuoti tai kaip miesto kvapą, gal truputėlį mažai fantazijos ir per mažai olfaktorinių galimybių išnaudota tokiai svarbiai medijai kaip kvapas.
Bet, okei. O miestai, aišku, kad miestų šaligatviai būtų plaunami kažkokiu tam tikrų kiekvienam miestui būdingų skysčių, kuris skleidžia tam tikrą kvapą, gal tai būtų ir labai gražu. Bet iš tikrųjų kiekvienas miestas turi savo kvapą natūraliai. Vilnius, pavyzdžiui, iš tikrųjų kvepia liepomis. Ryga visiškai, tiesiog neįtikėtinai pavasarį kvepia gausybė alyvų, kurios ten žydi ir tas alyvų kvapas, skirtingai nuo Lietuvos, būna toksai vandeningas ir šaltas, kadangi per miestą didžiulė upė kvepia. Kaunas tai man kvepia konditerija. Visiškai nuostabi konditerija. Aš čia neatsispiriu jūsų nuostabiems kepiniams. Tikrai, visiškai nereikia net nieko išgalvoti. Ne Kauno žvėrimo konditerija kvepia Kaunas. Taip pat visiškai tokiu, be abejo, čia galbūt nuo asmeninių mano įpročių lankytis Kauno galerijose, muziejuose ir panašiose vietose, kurių jūs turite daug ir nuostabių. Kaunas man kvepia tokiu vintažiniu tarpukario Kaunu, senais baldais, lakuotais, kažkokiais kilimais ir panašiai, bet čia jau asociatyviai. Čia tiesiog pasako Kaunas ir aš taip įsivaizduoju, čia fantazija suveikia. Kad patalpos įvairios, ką jūs ir minėjote, parduotuvės, grožio salonai, klinikos, netgi dabar jau ir berods ir geležinkelio stotis, kai kurios, tokios viešos erdvės labai odoruojasi, kvepinasi Lietuvoje, tai yra irgi labai dažnas atvejis. Tiesiog yra viena problema, kad žmonės vėlgi tam nesuteikia pakankamai dėmesio ir fantazijos. Jeigu jūs prisiminsite, viskas dabar kvepia ambromaksais. Tai yra stambiomis Woody Amber vadinamomis, išversiu lietuviškai, ambriškai medieniškomis molekulėmis, kurios yra vienodos visur. Ir tiesiog sukelia tokį būtent netgi bereikalingumo įspūdį. Tai nėra geri kvapai, jie dažniausiai būna pasirenkami pigus, neišraiškingi, vienodi. Tai ką aš noriu pasakyti savo šituo ilga teze, kad vis tik tai kvapas yra nuostabi ir pati paveikiausia medija. Jūs iki šiol atsimenate savo Erasmus praktikos miestą ir nostalgiją jaučiate jam, nes kažkokį ypatingą pojūtį ten patyrėte susijusi su kvapu. Tai tam reikia skirti tiesiog maksimalų dėmesį, atrasti vietos kvapą, kuris tikrai reprezentuos būtent tą vietą, kaip ir žmogų, kaip mes kalbėjom, o nekvepinti pigiausių po ranka pakliuvusių, kuriuo kvepia dar 20 viešųjų erdvių šalimais. Tai šitoj vietoj nepakankamai dėmesio skiriama yra olfaktorinių pojūčių svarbai ir jų kuriamam ryšiui. Man dar labai įdomi ta tema, kadangi dirbate su kvapų kūrėjais. Jie irgi yra šitos srities specialistai, jie turi tam tikrų profesinių žinių. Ir įdomu, kaip matot iš šalies, ar tas parfumerijos kūrinys, kai gimsta, ar jis labiau yra chemija, menas, ar abiejų šitų junginys, ir gal kuo pasižymi tie kvapų kūrėjai ir kuo jie skiriasi nuo kitų kūrėjų? Žinot, tai čia ir yra įdomiausia, kad gali būti puikiu chemiku, dar ir matematikos žinių tam reikia, kadangi formulės kūrimas nėra meditacija prieš pilnatį, tai yra skaičiavimas gramų, svėrimas ingredientų, suvokimas molekulinės masės ir panašių dalykų. Bet be kūrybiškumo, šitos laidos pagrindinės temos, kvapų kūrėjui būtų itin sunku ir tokiu atveju kvapų kūrėjas nebūtų kūrėjas. Yra, sakykime, netgi atskiros profesijos: parfumeris, aromato kūrėjas ir autorius, ir kvapų technologas,
kuris parfumerio idėją ir pirminės tas formulės keletą, kurias autorius parašė tam kvapui išreikšti, kvapų technologas jau suveda į tokius, protingus, racionalius darinius, kuriuos galima eksploatuoti. Kaip ir tas pats mano minėtas Aistis Mickevičius visuomet sako, kad chemijos žinios labai padeda, bet šiais laikais, kai vis tik tai parfumerijos ingredientus kuria ne parfumeris, o fabrikai, 5 fabrikai pasaulyje, profesionalūs sertifikuoti ir panašiai, tai autoriui kūrybiškumas, kantrybė begalinė ir atsidavimas savo veiklai yra būtiniausios savybės. Įdomu man labai, kaip susišneka parfumeris su tuo technologu, kaip jam tą tokią sunkiai įžodinamą savo idėją perteikti technologų ir kaip jam suprasti ją. Su technologu galbūt yra lengviau, nes čia jau mes vis tiek turime reikalą su užrašytomis formulėmis, gramais ir ingredientais. Sunkiau būtų susikalbėti su užsakovu. Nes ne visi parfumeriai turi prabangą įgyvendinti tik savo idėjas. Parfumeris, nosis vadinama, parfumeris yra profesija ir tai yra, parfumeris gali būti ir freelanceris vadinamas. Tai yra žmogus, kurį samdo kompanijos įvairios, kad ir jūsų paminėti ką tik tai, rūbų dizaino prekių ženklai. Nei Coco Chanel, nei Yves Saint Laurent'as, nei Armani kompanija, nei Lietuvoje esantis įvairūs mados namai turintis savo kvepalus, patys tų kvepalų nekūrė. Už kiekvienų kvepalų stovi konkretus autorius. Tai kad susikalbėti su užsakovu yra didesnis iššūkis, tenka mainytis nuolat tais vadinamais briefais, lygiai taip pat, panašiai tiksliau galbūt, kaip ir reklamos kompanija gauna iš užsakovo laišką, briefų vadinamą, kur yra aiškiai įvardinti užsakovo lūkesčiai, užsakovo auditorija, užsakovo biudžetas, taip pat ir parfumeris tokiu būdu kalbasi su užsakovu ir bando rasti konsensusą. Bet jau mes čia, Edita, labai pakilom aukštai virš debesų ir norėčiau sugrįžti ant žemės, nes esu girdėjęs, kad galima nusipirkti kažkokį tais dovanų kuponą, kuriame galima susikurti savo kvapą. Tai kasgi visgi tenai vyksta? Ar jeigu jūs dabar taip sakot, kad tik tais 5 fabrikai kūrė, tai ką mes kūrėme gavę dovanų kuponą ir nuėję su kažkokia tai priežiūra, kas tenai yra daroma? Taip, tai matot, tikslinu informaciją. Tie 5 fabrikai kūrė sertifikuotus parfumerijos ingredientus. Lygiai taip pat, kaip leiskim, kažkas 5 ar 20 fabrikų pasaulyje kuria audinius. Ir siuvyklos, dizaineriai, mados namai tuos audinius nusiperka. Čia yra žaliava. Tai lygiai taip pat visi parfumeriai, parfumerijos kompanijos, autoriai perka ingredientus iš tų fabrikų. Maži parfumerijos autoriai ir prekių ženklai dar turi, kaip čia pasakyti, dar gali sau leisti prabangą, paieškoti kokių nors mažesnių gamintojų, labai išskirtinių, labai mažų, kurie ten kažkokias molekulės natūrales ar pusiau natūrales, botaninės ar iš botaninių distiliuotas, kuria labai mažais kiekiais. Jeigu, pavyzdžiui, Chanel parfumės niekada nepirks mažo kiekio ingredientų, todėl kad jie gamina milžiniškais kiekiais, jiems tas mažas kiekis visiškai nereikalingas. Tai Fum Parfum Created by Aistis Mickevičius gali nusipirkti, leisti savo prabangą, nusipirkti mažą kiekį iš mažo gamintojo ir pagaminti kokią nors specialią kolekciją su tuo ingredientu. Na ir paskui, deja, ko gero, uždaryti tą kolekciją, kadangi medžiaga nebėra gaminama. Ištinka vienkartinio tokio laikino projekto. Taip. Tai čia mes ir kalbame apie parfumerijos meną,
apie kūrybiškumą kuriant kvepalus. O ką mes gauname nusipirkę kuponą? Tai čia, žinokit, labai daug priklauso nuo to, kas mums tą kuponą siūlo. Jeigu siūlo profesionalus parfumerijos autorius, vėl nebeminėsiu aš to autoriaus, tai, sakykime, tai ką mes gauname, tai mes gauname tokį pusiau pramogą, pusiau edukaciją. Mes atvykstame į parfumerio laboratoriją, pokalbėje su juo mes išsiaiškiname, kokie ingredientai mums patinka, kokie ne, vėlgi, kokią mes idėją galbūt turime savo kvapui ir drauge parfumerio priežiūroje mes susirašom formulę ir parfumeris sumaišo mums mūsų asmeninį aromatą. Formulė yra išsaugojama, kad jūs galėtumėt pakartoti ją. Tada jums įteikiamas parfumerinis gaminys, paprašoma kokius 2 mėnesius leisti jam susimaceruoti ir tada jau jūs turite savo gaminį. Didžiąja dalim tai pavyksta. Kartais vyksta įdomių dalykų, kad žmogus tiesiog reikalauja kažkokių ingredientų savo kūrinyje ir parfumeris gali pasiduoti tam reikalavimui, tiesiog leisti žmogui suklysti, nes tai yra tam tikra rizika. Bet čia, jeigu jūs lankotės pas profesionalų kūrėją, atleiskit, jeigu jums kuponą pardavė kvepaliukų fėja, tai aš visiškai nežinau, kas ten vyksta ir kokį parfumerinį gaminį jūs išsinešite, o Lietuvoje dabar yra labai populiari fėjų veikla, tai tiesiog truputėlį kritiškai kviečiu žiūrėti į tokią veiklą. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Taip, įdomu, čia tas kūrybinis toksai kvapų, sunkiai žodintas ir apčiuopiamas. Man dar labai įdomi tema, kaip kūrėjam būna ta tokia balto lapo paralyžius ir kūrybiniai blokai. Ar būna kvepalų kūrėjam ta uosliniai kokie nors blokai? Nekalbu apie tai, kad, tarkim, ten netenka uoslės, apie tokius radikalius. Taip, bet ar yra kažkokie iššūkiai, kurie apsunkina kūrimą? Kaip ir visiems kūrėjams visokių sunkumų įvyksta. Mažiausias, ko gero, sunkumas yra netekti uoslės. Žinote kodėl? Todėl, kad profesionalaus kūrėjo uoslė yra tiek treniruota, kad žmogus smegenyse turi kvapų biblioteką. Ir čia nėra metafora. Kadangi kaip valgom, kaip mylim, kaip žiūrim, taip ir užuodžiam mes smegenimis. Smegenys įvertina ir padeda į tam tikrą lentyną. Ir kai parfumeris daug metų užsiiminėja kvapų kūrimo veikla ir kvapų atpažinimu, jau sakykime, jam nereikia pulti prie savo spintos ir atidarinėti visų parfumerinių ingredientų buteliukų, kad pasitikrinti, kaipgi kvepia ta pačiulė. O kaipgi kvepia čia ta abstrakti molekulė Izo Super C. O kaipgi kvepia tas debesų kvapas kažkoks sintetinis sukurtas. Ta prasme, kad noriu pasakyti, kad viskas yra užfiksuota. Ir jau, pagalvokite ir vienas ir kitas apie citriną. Man net iškart susuko žandus. Mes įsivaizduojame tą aiškų skonį ir kvapą, mes tai turime savo kvapų bibliotekoje. Mums nereikia atsikasti citrinos, kad atsigamintų pojūtis. Tai ko gero mažiausia, kas trukdo, tai uoslės praradimas, kadangi tikrai nemažai parfumerių į antrą gyvenimo pusę praranda uoslės aštrumą ir dėl natūralių fiziologinių pokyčių žmogaus tiesiog, kaip biologinio vieneto, ir taip pat atsitinka nosies uodžiamieji pokyčiai ir dėl didelio krūvio uodžiamiesiems receptoriams. O kūrybinių tų baltų lapų, tai aš manau, kad turi kiekvienas kūrėjas. Dar yra vienas momentas, kurį aš stebiu ir susiduriu
pas kai kuriuos kūrėjus, kad būna tos begalinės tobulumo paieškos, tokios, jau tiesiog ant ribos. Leiskime, buvusi kaunietė, jūsų bendramiestietė Eglija Vaitkevičė, gyvenanti Londone šiuo metu, jau daug metų, 2016 baigė Graso parfumerijos institutą ir įkūrė savo mažą prekės ženklą Exaltatum Parfum. Tai Eglija yra nereali perfekcionistė. Vieną aromatą jinai gali kurti 3 metus. Štai pavyzdžiui, naujausi kvepalai Afternoon Tea, kuriuos mes pristatėme ir Kaune šių metų pavasarį, jie buvo kuriami 3 metus. Tai yra, kai parfumeris nuolat dar vis nori gerinti, tobulinti, gražinti savo kūrinį ir jau turi pasakyti savo stop, kadangi, kaip jūs manot, kur dedasi tie eksperimentai, kuriuos parfumeris laiko nepavykusiais? Nagi jie yra išpilami. Tai tiesiog tie eksperimentai galų galiausiai smarkiai išbrangina parfumerijos kūrinį, todėl parfumeris, kūrėjas, formulės autorius turi išmokti jau atskirti, kai kvapas jau yra geras ir nebereikia jo dar gerinti iki begalybės. Ir įmanoma pasiekti tokią stadiją, kad sakyti, štai gana, stop, jau padariau. Tai čia yra taip įmanoma, kadangi kitaip nebūtų parfumerijos. Kitaip mes turėtume galbūt tik tai komercinę parfumeriją, kurią didžiąją dalim jau šiais laikais kuria kompiuterinės programos. Tai programa, jinai visiškai be skrupulų sustumdo dar vieną formulę, kuri bus perkama masių ir visiškai nesiekia tobulumo. Jinai ne tam užprogramuota. Jinai užprogramuota atpažįstamumui ir būtent reiškia masiniams pardavimams. Jai nereikia sukti galvos dėl tobulumo. O žmonės, kūrėjai, jie tokie, jie siekia tobulų rezultatų ir turi save stabdyti. Kažkada teko lankytis Egipte ir mane labai nustebino, kad turistai atvykę į Egiptą tiksliai žinojo, kokius kvepalus jie planuoja nusipirkti. Nepamenu tiksliai, bet liktais ar Kleopatra, ar kažkoks ten pavadinimas jau ir netgi nuėjus pas bet kurį ten kokį nors, kaip ten tas prietaisas, kur rūkai ir Kaljano, taip, pas Kaljano pardavėją, žinodavai, kad jisai tikrai turės tuos kvepalus, tą kvapą ir pilstydavo iš kažkokios tai taros didelės į tuos buteliukus ir panašiai. Ir man visą laiką atrodydavo, kad vis tiek tas kvapo sukūrimas, neturi būti labai toksai ir sudėtingas, jau ką Edita ir pasakė, kad tai galima kurti ir iš natūralių ingredientų, bet to pačiu sugebėti, netgi žvelgiant ir į žmonijos istoriją, tą patį Egiptą ar senovės Romos imperijos laikus, ko gero vis tiek būdavo perdodamos tam tikros formulės. Ir mano klausimas yra toksai, galbūt galėtumėte įvardinti kažkokį tai istoriškai, ilgiausiai gyvenantį kvapą arba kvepalus, sakykime, kuriuos viena ar kita imperija perdodavo iš kartos į kartą ir kas galbūt pasiekė ir mūsų šios dienos laikus. Jeigu kalbėti apie antiką ir ankstesnius amžius, tai kažkokios konkrečios formulės lyg tartum ir nėra užfiksuota. Yra Kipro saloje gamintų kvepalų kiprinum, tai yra tokie tepamas toksai produktas, kurio pagrindą anksčiau kaip bazę sudarė kiaulės lajus ir tam tikri ingredientai, kaip reiškia įvairūs augalų ekstraktai. Tai šituos kvepalus, šitą kompoziciją atkūrė Laimė Kiškūnė, Unda Priska prekės ženklas ir Laimės Kiškūnės yra, reiškia, daug tyrinėjimų padaryta būtent istorinės parfumerijos srityje. Tai tas Kiprinum yra labai vykęs, tikrai dauguma vertina labai gerai, labai įdomi vykusi rekonstrukcija. Kitas galbūt toksai aromatinis produktas, kuris eina su žmonija 1000 metų, tai yra dervos. Mira,
frankincensas. Tai netgi žodis parfumerija yra kilęs iš lotyniško išsireiškimo perfumum, per dūmus. Perfumum. Per dūmus, per smilkimą, tartu mes kažkaip tai sujungiam, čia yra, kaip aš kalbėjau, universali medija žmonijos, tarp žmonių, tai čia buvo medija matyti tarp žmonijos ir tarp dievybių. Tai būtent mira, frankincensas, kitos kvapiosios dervos yra nepaprastai senas kvapusis ingredientas. Europa nėra tokia, kaip čia pasakyti, parfumerijos citadelė, kaip artimieji ir tolimieji rytai. Čia mes kaip ir laikome, kad parfumerija tik prancūziška, bet atleiskite, grasas kaip botaninių parfumerinių ingredientų fabrikas iškilo tik 18 amžiuje, kai pasaulis parfumerija naudojasi, tiksliau kvapiaisiais produktais, naudojasi kaip minimum jau 4000 metų. Tai sakykime, kad tikrai kvapiasias dervas mes galime priskirti prie tokių amžinųjų kvapiklių, amžinųjų kvapmenų, taip pat prieskoniai. Jeigu, sakykime, vėlgi grįžtant prie Europos, 14, 15, 16 amžius, tai yra deja ir gana dar tamsus laikotarpis Europos istorijoje, kadangi nuolat kildavo maro epidemijos, šlavė žmonės ta liga kaip, nepaprastai, kaip viešpaties dalgis, kaip, labai iš tikrųjų Europos populiacija buvo įsibaiminusi šitos neaišku iš kur atslenkančios mirties. Taigi didikų tarpe buvo labai populiaru nešioti rankoje arba gražiai pasiūtame maišelyje prie juostos, nešioti tokį produktą, tokį dalykėlį, kokį mes dabar visi labai ramiai savo galime pasigaminti kalėdoms. Tai yra apelsinas prismaigstytas gvazdikėlių prieskonio galvučių. Ir negalvokim, kad tai buvo labai paprasta, kadangi jau yra išsiaiškinta, sakykime, kai Žygimantas Augustas karalius norėdavo išpildyti mylimosios Barboros Radvilaitės kaprizą kasdieną valgyti apelsinus, jisai už vieną apelsiną mūsų pinigais, jeigu išversti to laikotarpio valiutą į mūsų pinigus, jeigu neklystų, už apelsiną mokėdavo ar 30 eurų. Jau nekalbant apie tai, kad Europa neaugino gvazdikėlių, visi prieskoniai ateidavo prieskonių keliais iš Azijos, tai būdavo nepaprasto brangumo produktai ir aišku, tą apelsiną prismaigstytą gvazdikėlių prieskonio galvučių galėdavo sau leisti tik labai turtingi žmonės. Tai štai aromatinis objektas. Ir štai tas išskirtinumo ir prabangos ženklas. kurį mes turime iki mūsų dienų. Toliau karalius Liudvikas XIV iš 18 amžiaus Versalis labai pamėgo citrusus ir gėles. Nepaprastai daug buvo kvepinamasi dėl tos priežasties, kad praustis buvo ir nemadinga, ir nesveika. Ir iš tikrųjų tai, kad nesveika, tai nėra iš piršto laužtas dalykas, tai irgi susiję su labai didžiulė baime maro užkrato. Ir tai nėra visiškai nepagrįsta. Jau nekalbant apie tai, kad prabangieji drabužiai viršutiniai siuvinėti auksu, brangakmeniais, perlais ir viskuo, jie nebuvo skalbiami iš viso. Visiškai. Niekada gyvenime. Todėl kvepintis reikėjo labai gausiai, kad paslėpti tam tikrus nemalonius nekarališkus kvapus. Nebereikalo Versalio teritorijoje tryško 300 rožių vandens fontanų. Tai vėlgi rožę dar nuo persų laikų mes galime laikyti irgi kažkokiu tai aromatu, kuris yra archainis, kuris žmonijos sąmonėje bendroje, jisai asocijuojasi su kvapų estetika. Puikiai, įdomiai labai. Labai įdomu klausytis.
Gal, Augustinai, dar tu turi kokį Aš dar nors? turiu tokią kūrybinę užduotį. O, vau. Galvojau. Bet jūs, Edita, galite tikrai, manau, kad nepasimesit. Ir prieš kelias dienas esu kraujo donoras ir prieš kelias dienas lankiausi kraujo centre. Ir paradoksas tas, kada, iš tavęs ima kraują, ar ne, ir ten jisai per tą, šlangutę teka į maišelį, pasklinda kraujo kvapas ir aš galvoju, tokia, pirma mintis toksai mirties kvapas. Ir pagalvojau, bet juk aš ateinu išgelbėti gyvybių, ar ne? Ir tas mano paaukotos kraujas gali išgelbėti ten iki 3-4, net kartais gyvybių. Tai pavyzdžiui, jeigu jums ateitų kažkas, jūs sakėt vis tiek to kvapą nekuriat, bet jeigu visgi, ar ne, jeigu jums sakytų, o jeigu aš noriu sukurti gyvybės kvapą, gal galit pasamprotauti, pasakyti, su kuo būtent jūsų ekspertinė patirtis asocijuotųsi tas gyvybės kvapas? O, vau, tokie labai konceptualus aromatas galėtų gautis. Aš manau, kad tikrai pasaulyje yra sukurta ir gyvybės, ir gimties, ir mirties aromatų. Beje, kraujo kvapą XIX amžiuje sukūrė vienas ukrainiečių kilmės žydas gydytojas, kurio išlikęs yra tik tai slapyvardis, aš dabar tikrai neatsiminsiu greituoju būdu, bet tai būtent jisai laikomas vienu iš konceptualių aromatų pradininkų. Jisai iškėlė savo užduotį sukurti kraujo kvapą, nes kraujo kvapo, kadangi jisai mumyse cirkuliuoja, kol kraujas nepatenka į išorę, mes jo neužuodžiame. Ir jisai būtent sukūrė kraujo kvapą, kad žmogus galėtų užuosti, kaip taip, grubiai šnekant, kaip jis kvepia iš vidaus. Tai kraujo kvapą aš priskirčiau prie gyvybės aromatų, bet jeigu norint estetizuoti ir kažkiek tai romantizuoti, tai be abejo gyvybės kvapą galėtų reprezentuoti mums visiems tikrai pažįstamas, net ir tiems, kurie turi vaikų, ir tiems, kurie neturi, tai kūdikio kvapas. Net nežinau, kaip tai apibūdinti, bet aš įsivaizduoju, kad visi mūsų klausytojai išgirdę, reiškia tą žodžių junginį kūdikio kvapas, jie tikrai turi tam tikrą savo įsivaizdavimą. Tai čia būtų visiškai mano asmeninė impresija apie gyvybės kvapą. Dar tai galėtų būti švaraus žmogaus, sveiko žmogaus, nes vis tik norisi estetikos, prakaito kvapas tam tikras estetizuotas. Tai tomis temomis irgi yra jau žaista ir konceptualioji parfumerijoje, ir kvapų mene. Tai vis tik tai gyvybė man kvepia žmogumi, man kvepia pirmosiomis žmogaus gyvenimo dienomis. Tai tokia kūrybinė užduotis, gal įvykdžiau? Puikiai labai. Man atrodo, mes visi čia beklausydami apie tos kvapus ir savo galvose vaizdinius kūrėm ir kvapus atgaminom, tai labai ačiū Editai, kuri sutiko pasidalinti savo žiniomis ir savo įžvalgomis. Ir pabaigai tai aš nuo savęs palinkėčiau, kaip čia įkvėpti labiau ir pajust, kas mūsų aplinkoje kūrė ir labiau pastebėtas detalės, apie kurias šiandien ir kalbėjomės ir ką jaučiame aplinkui, daugiau tiesiog dėmesio šitai jusliai. Ir dar galbūt, Edita, norit kažką pasakyti, kas dar nebuvo pasakyta ir mūsų tinklaladės klausytojams bei žiūrėtojams norėtumėte palinkėti ne tik iš kvapų, bet galbūt ir iš kūrybiškumo pusės. Tai ir noriu palinkėti, įdarbinkime savo uoslę, savo kūrybiškos kasdienybės labui. Neįsivaizduoju nuostabesnio ir kūrybiškesnio veiksmo, nei atvėrus duris ir išėjus iš namų, sąmoningai užuosti, kuo kvepia pasaulis. Sąmoningai užuosti paprasčiausius visus kvapus, kurie yra aplinkui mus, juos savo įžodinti, ir praturtinti taip savo kasdienybę. Beje, šitas veiksmas labai gerina smegenų plastiškumą. Naujų kvapų pažinimas ir jų įžodinimas, anot neurologų, prilygsta vidutinio sunkumo užsienio kalbos mokymuisi. Taigi, arba mokomės latvių kalbą, arba mokomės olfaktorinę kalbą, kuri kiekvieną dieną mus supa. Tai galime labai smagiai tokiu būdu pratęsti savo smegenų gyvybingo funkcionavimo laikotarpį ir tiesiog pažinti pasaulį olfaktorinės medijos būdu.
Puikiai skamba. Ačiū labai už pasidalinimą. Labai Ačiū Jums. Iki kitų susiklausimų ir tikimės mes dar jūs nustebinsime ir svečiais, ir temomis, kurias čia rutuliojame. Ir norime, kad jūs klausytume, dalintumės ir visada pasisemtumėte tam tikrų idėjų. Tai ačiū labai mūsų viešniai Editai Vigelytei, ačiū Augustinui Balaišiui ir ačiū Jonui Matusai. Ir Mildai Gauliniai. Iki. Viso geriausio. Kūrybotyra.